Labas, Simona. Sveika, Viktorija. Tai va, pirmiausia, malonu tave matyti. Šiandien tokia abidvi raudonom lūpom, fainai, pasigražinusios. Tai pirmiausia, garbė turėti tave kaip svečią ir džiaugiuosi, kad atėjai, džiaugiuosi, kad nori ir su kitais žmonėm pasidalinti tą savo šviesą, kurią tu skleidi ir kad šiek tiek tiesiog vat, mes praplėsim gal tą tokį ratą žmonių, kurie to domisi, galbūt vat, galėsim kažką įkvėpti, kažkam būtent parodyti, kodėl tai, ką tu darai, yra svarbu ir kodėl tai yra naudinga. Ane? Tai va, pirmiausia, gal tu, Simona, mums prisistatyk, ką tu veiki, ką tu darai. Tai labai smagu, Viktorija, kad pakvietei, kad surezonavo abiem, kad kažkokį atradom ryšį, nes apie tave kaip iš pat pradžių sužinojau, kažkaip jau kažkas kirbėjo galvoje, kad gal išeis toksai va, pokalbis kartu. Tai labai smagu. O apie save tai pradėjau tą kelią jau gan senokai, prieš 5 metus, nuo tyrinėjimo savęs, sąmoningumo tam aspekte. Kažkada būdavo labai sunku, buvo tokių, labai įsiskaudindavo, iš tikrųjų toks jautrumas buvo, kur, tas toks pradinis, kaip būna, kad įsiskaudini dėl visko pradžioje, kai dar nesidomi to sąmoningumo. Tai kažkaip būdavo nelengva dėl to, labai taip energija nutekėdavo, nebūdavo noro daug ką iš tiesų ir daryti, tokių tikrai buvo nelengvo akimirkų ir tiesiog vieną dieną atsimenu kažkaip labai ryškiai, kaip ir su vairavimu, atsikėliau irgi vieną dieną ir galvoju, gražiai atrodyčiau už vairo, reikia įsilaikyti teisę. Ir tokį jausmą atėjo. Tai ir su to sąmoningumu irgi atsimenu, atsibundu tai vieną rytą ir taip pagalvoju, blemba, reikia kažką daryti su tom emocijom, kažką reikia keisti, nes kažkaip negerai jaučiuosi, o iš tikrųjų aplinka nesikeičia, jeigu tu pats nesikeiti. Ir aišku, tada to net nežinojau, tiesiog nusprendžiau kažką keisti, o iš tikrųjų tas ir svarbiausia, net ir ar esi sąmoningas, ar ten domiesi, ar nelabai. Va tas ir yra visas esmė apie gyvenimą, kad tas pokytis, kad norėti keistis, judėti į priekį, mokintis naujų dalykų, nes iš tikrųjų žmogus, kaip gimsta, jisai ir yra apie mokinimą, ėjimą į priekį, mes negalime veikti tą pačią schemą visus savo gyvavimo metus, net ir yra žmogus, automatiškai vyksta pokyčiai kas 7 ar 8 metai, vis tiek viskas keičiasi ir mes jau pagal gamtą net keičiasi. Tai net negalim to kažkaip sustabdyti ir kartais O kaip tai, Simona, kaip tu padedi dabar, kaip tu padedi tiem žmonėm, vat ką tu darai, tai tas, va čia man toks, žinai, vat klausimas būtent, kuo tu užsiimi, nes labai gražiai tu atvedė iki to, vat kas tave iki to atvedė, bet vat žmonėm, kurie dabar tave žiūri ir galbūt norėtų pasinaudoti tavo paslaugom, norėtų pateikti pas tais kažkokios tai pagalbos, tai ką tu būtent duodi, ką tu darai, kas tai? taip, tai atėjau iki to per tą savęs tyrinėjimą, kad noriu dalinti su kitais žmonėmis ir tiesiog pajaučiau tokį vadimą, kai pačiai kažkaip daug kas atlaisvėjo, iš karto kažkaip atėjo toks, iš pradžių tai kažkaip buvo toks susispaudimas, kad tarsi, tik savo, kad save gydžiau, o po to kažkaip atėjo, kad va jau galiu duoti, toks jausmas, kad turiu kuo dalintis, kad jau kažkaip prisikaupė daug visko, tarsi prisidėjo į bagažėlį. Ir kažkaip nusprendžiau pirmą nuo tų asmeninių sesijų pradėti, tai kaip ir vedu asmeninės sesijas, tokios daug patirties pagrinde per emocijų paleidimą, per tokį intuicinį vedimą, tiesiog susijungi su tuo šaltiniu ir tiesiog jau kaip veda, tai taip tą žmogų vedi geriausiai, tokių tų būdų žinau tokių įvairesnių ir per tą coachingą, tai tiesiog, bet pagrinde aišku vis tiek yra
Ir kaip savo kelią pastebėjau, bent kas man stipriausiai veikia, o aišku, kiekvienam tikriausiai reiktų ieškoti, kas stipriausiai veikia, bet vis tiek realiai globaliai kalbant, žmogus yra emocinėje būtybė, mes nesame tik kūnas ir mums vis tiek reikėtų pasižiūrėti į tuos jausmus, emocijos, jos yra labai labai svarbios gyvenime ir į savo patirties tai jau galiu sakyti ir labiausiai padeda būtent tas na, galima įvairiai vadinti ir emocijų priėmimų, ir emocijų paleidimų, ir dabar kažkaip man labiausiai skamba kažkaip tas priėmimas, kad realiai ne tik kiek ten paleidė, o tiesiog duodam tokios erdvės, tokio priėmimo, tiesiog su meilė priimti, mokintis, va kaip su meilė priimti tas emocijas. Ir tai duoda iš tikrųjų didžiausią procesą, didžiausius pokyčius žmogaus gyvenime. Kaip ir ne vienas jau klientas, kiek esu turėjęs, tikrai turėjęs nemažų tokių pokyčių. Dabar turiu ir tokių, aišku, didžiausi tie pokyčiai vis tiek, kaip žmogus eina tokiu, truputį tokiu sistemingu, kad vienas po kito ten tos sesijos, tai tada tokį turėtų didžiausią efektą, nes vis tiek yra dar ir palaikymas vedlio, kaip vis tiek dar tokį, apie tą žmogų jam siunti kažkokią šviesą, tokio daugiau palaikymo, kaip turim sesiją po sesijos. Ir, Tai ką, Simona, tai tu esi dvasinė vedlienė, va, tai tu padedi žmogui dabar apibendrinant priimti būtent savo emocijas, su jom išbūti, ne, ir tada va, būtent ateina ir tie pokyčiai. Nu, aš su tuo irgi susidūriau ir kiek žinau, tu taip pat vedi per meditacijas, paaiškas, man irgi labai yra aktualu ir labai faina, aš myliu meditacijas, medituoju kasdien. Ir kaip suprantu, tai tu paruoši specialias meditacijas būtent ar tam žmogui, ar tu būtent paruoši tam tikrai situacijai, kad vat, aš labiau suprasčiau ir žmonės labiau suprastų, kas ten pas tave meditacijos. Mhm. Tai labai šiaip gali būti įvairiai, tikrai gali būti ir kažkokiam žmogui asmeniškai, tokia kaip individuali, tikrai įmanoma. Dabar paskutiniu metu esu tiesiog sukūrusi nemokamą, kur yra nemokamas maratonas 21 dienos, tai ten galima rasti nemokamą meditaciją, pasižiūrėti, tai ten tokie yra transformaciniai, būtent tokie gydanti, kur irgi einama per tas emocijas, paleidimus. Ir taip pat esu sukūrus kelias mokamas neseniai, kur ten jau yra, na, gydyti ryšį, pavyzdžiui, su drąsa, ryžtu neseniai vakar įrašiau. Taip pat dar tokia pas mane aktyvavusias kaip ir šviesos kalba, o šviesos kalba tai yra žvaigždžių šeimos kalba, kurią šiaip kiekvienas turime, tiesiog jinai kaip pralaisvėjame, mes tarsi tų iliuzijų atsisakome, kad ten matyti, kad kažkas blogas ar kažkas ten negerai, tiesiog einame į tą tokią tyrą džiaugsmą, tai tiesiog tų viskas prasisklaido ir mes galim labiau jausti tas savo dovanas, kurias turime ir jos labiau išryškėja ir įsiugdo. Tai ir su ta šviesos kalba. Tai būtent tavo meditacijų dėka, Simona, ta prasme, būtent tos meditacijos, kuri transformuojanti, būtent per šitą meditaciją, ta prasme, galima tą savo dovanas atrasti, ar čia kalba eina apie tavo naująją šitą meditaciją? Čia tiesiog apie tą šviesos kalbą, bet šioje meditacijoje taip yra šviesos kalba, tokia transmisija įrašyta ir taip pat tiesiog ryžtui drąsiai suaktyvinti savyje, taip pat ten prajausti, kas trukdo to nesijimti, tada yra dar labai tokia ilgesnė ir labai taip pat transformuojanti deivės energijos pažadinimas, kur labai ėjo kažkaip stipriai man energijos naktį ir kažkaip pajutau, kad ir jau net žodžiai kažkaip ten krito į galvą ir galvoju, viskas reikia rašyti, nors jau norėjusi pamiegoti, bet galvoju, kai žodžiai eina į galvą, tai tokia gausi labai toks gražus kaip ritualas moterims ten skirta. Bet kokio amžiaus, tiesiog su tokiam, netokios kaip senolės atėjo, aš tiesiog leidžiu tiesiog ateiti, kas ateina, pas mane ten būna ir kažkokie simboliai kaip per gyvūnus, ar šiuo atveju atėjo per tokias senolės, kurios tarsi laiko žemę savo rankose, tą moteriškumą, tokius ciklus. Tai ir tokias meditacijas kuriu, taip pat kursus, dabar tiesiog labai atsiveręs tas kūrybingumas, tai naują dar kursą dar viešai nepaskelbus, bet bus apie intuiciją, dabar kaip jis tam vadinas, mano kažkaip
intuityvi prigimtis, man atrodo, su pavadinus. Tai bus labai šiaip irgi labai nuostabi tema apie intuiciją. Man jinai labai daug atvėrė tų kelių ir dar veriasi, ir manau, tai yra vienas tokių svarbiausių dalykų gyvenime, eiti su intuicija ir savo širdies keliu ir girdėti jį, nes iš pradžių mes net negirdime, arba jis būna labai tylus tas balselis, nes kažkokiam baimėm apkrauta, kažkokiam iliuzijom, kad tu nepajėgsi, nesugebėsi, kažkas ten, na, aišku, būna nelengva išeiti iš to, žiūrint, kokio ten situacijoje esi, iš tų tokių fizinių, sunkių gal situacijų materialių, bet viskas įmanoma, tiesiog reikia dėti tos žingsnius ir tas kursas ir bus apie tai, nes intuicija yra svarbiausių dalykų ir mes yra kaip tos dvasinės būtybės būdamos, tai čia toks vienas iš esminių dalykų būtų klausyti tos širdies ir nes kai žmogus... Su intuicija galiu paantrinti ir netgi duoti žmonėm iš tikrųjų tokį vieną pratimą, kurį galima panaudoti savo intuicijai, lavinti arba, sakykime, suprast, kada tai yra aplamai ta intuicija, nes iš tikrųjų paminėjai labai labai svarbią temą intuiciją, kaip iš vis suprasti, ar tai intuicija, ar tai mano nerimas, pavyzdžiui, ne, nes, pavyzdžiui, kartais nerimaujam tiesiog ir mes net galvojam, va, čia ir man nuojauta, kur tai iš tikrųjų nėra visiškai nuojauta, tai ir kažkokie proto žaidimai, kurie vat jau tave veda va tuo senų modelį, ne? Ir iš tikrųjų aš kaip lavindavau savo intuiciją, tai žinokit, pati pirma mintis, kuri šovė galvą, gali atrodyti bepratiška, bet pati pirma, ir jinai būna tokia trumpa, bent jau man, bet jau, kad tiesiogiai ateina atsakyms tiesiogiai, bet va taip trumpa mintis, ir jeigu tu jau pradedi su savo protu varyti, bet jau ten tas viskas, jau ten gali atskirti, ten ne intuicija, tai tiesiog vėl tau proto kažkokie žaidimai. Bet dažniausiai, bet kuo klausimą uždavus, tau šaunda tokia trumpa žaibinė mintis, ir jeigu tu ją spėjai pagauti, tą pačią pirmą mintį ir neišvedžiot nieko, o tiesiog sustoti ties tą pačią pirmą mintim, tai ir visada teisinga. Tai va čia toks pratimuks ir apie tą intuiciją, kaip keičias būtent einant tuo sąmoningum keliu. Tai ir be proto svarbu, nes iš tikrųjų visat siunčia daugybę ženklų ir vat kaip Simon sako, jei ten ne per gyvūnus, per dar kažką, per ženklus, per vizualizacijas kažkoks ateina, ne, vat sakykim taip. Ir kuo tu eini toliau į tą sąmoningumo kelią, kuo tu eini viską atviresnė širdim, kai tu vat būtent išmoksti savo intuiciją naudotis, tai tie ženklai ateina tiesiog, jie ir visur, jie yra visur, kiekvienam žingsnį, tu iš pradžių uždavei klausim, tau per kokias ten 2 savaitės ateina atsakymus tam tikrais keliais. Tai ten kokį straipsnį radai, tai ten supranti per teliką, ką nors išgirdai, ar ten draugė kaip tik tą temą kažką papasako, kuo toliau tu tuo labiau matai tos ženklus ir tada jau žiūri, kad užtrunk tik tai gal savaitę, po to žiūri, kad 3 dienas, po to žiūri, kad per tą pačią dieną užklausę buvo ateiti atsakymai, atsiverti į tinkamą puslapį knygoje, paprasčiausiai, va tiesiog tad pradėti pastebėti, kad tie ženklai ir visur, ir aš kaip suprantu, būtent tai tame tavo kurse, tai čia ir bus apie tą pagalbą, išgirsta savo intuiciją, ar išmokti ją kažkaip. Lavinsim ir budinsim, padėsiu budinti, lavinti, labiau girdėti, tiesiog per tokias ir praktikas eisim, praktikų bus įvairių pagrindė, gal ir tų, tokių prieimimų, tų iliuzijų nusiėmimų, nes, iš tikrųjų, iliuzijos yra pagrindas. Jeigu tu nusiėmi tas iliuzijas, tu gali matyti ant tokios meilės akim ir žiūrėti iš tokio tyrumo per viską. Ir tu tada, kaip sakai, labai papildė gražiai Viktorija viską, ką ir aš galvoju. Tai būtent tie ženklai ir materialūs ateina. Tu sakai, ir per drauges, taip pat man irgi ten uždavė užklausą, kad kažko koja ten pradėjo bėgioti ir koja man dešiniai ten skaudėjo ir papasakojo draugė, jinai man sako, tai tu sako apšilimą padaryk, aš viskai net nepagalvojau, sakau, ir tiesiog Dievas atsakė per žmogų. Bet iš tų ženklų tai irgi labai daug irgi įvairių matau ir danguje ten stebiu kažkokie būna kartais įdomus tokie ženklai arba ten kažkur tamsu ir kažkur vienoje vietoje koks spindulys, tai man tai tokia asocijuojasi kaip
siekti to tikslo, ką sieki, kad tarsi, vis tiek yra tas spindulys, kad ir kažkas gal apsiniaukia, atrodo tą dieną kažkur gal liūdniau, bet vis tiek yra tas tikslas, vis tiek yra tarsi, man tai toks kaip Dievo palaiminimas, kad toliau to savo tikslu ir skaičių sinchronizacijos, tai mane ištisai jos taip pat lydi. Vienodi skaičiai, tai tiesiog jų reikšmės būna tam tikros, tam pavyzdžiui, vienetukas, tai apie vienį, kad esame vienis, tokia pradžia, nauji dalykai. Pavyzdžiui, šešetukas, kad atkreipti dėmesį į tai, ką manifestuojame, ten, kur būna dažniausiai mūsų mintys, kad manifestuotume kuo savo palankesnius dalykus. Pavyzdžiui, gal man tai labiausiai patinka 7, 8 ir 9. Nes 7 tai yra apie tokį Dievo palaiminimą, palaikymą, einant tuo savo keliu. 9 apie pabaigą tobulo ciklo, tiesiog kur turėjome kažkokį ciklą, tai kad jisai baigėsi ir ateina nauji dalykai, o 8 apie gausą, apie pinigus. Oi, man patiktų. Man irgi patiktų labai, klausyk. O davai pereinam dabar prie aštresnių klausimų. Čia jau viską papasakai, kokia tu šviesa, kokia šviesuliukas. Tai iš tikrųjų, gal tu papasakai tą savo tokią, žinai, bet tą istorijos dalį, kur jau buvo paskutinis lašas ir paskutinis tas toks, kur tu sakai, viskas. Viskas, aš nebegal taip ir aš dabar einu, man reikia išmokti, man reikia gyventi kitaip, aš turiu gyventi kitaip, tai, nes aš manau, kiekvienas žmogaus turėjo, bent jau mano gyventi, tai buvo labai stiprus momentas, kai aš jau supratau, kad viskas, čia ne taip kažkas vyksta tam pasaulyje ir aš ne taip einu, ne tokia einu, tai ar buvo pastais tas momentas, toks, kur toks punktas, ta istorija, kuri sak, viskas, Simona, aš daugiau ne. Viskas, Simona turi eiti kitų kelių. Turi daryti kitaip, turi galvoti kitaip. Žinai, kad kaip tokio vieno, negalėčiau, žinai, vardinti, kaip ir minėjau pradžioje, kažkaip tas vienas toks nepasakyčiau, kad pas mane buvo kažkoks, pas mane buvo, sakyčiau, daug. Buvo toks susikaupusių, kad pagrinde, sakyčiau, emocijos atvedė, kad aš labai stipriai tas emocijas išjausdavau, ta prasme, per pyktį kitam, per nepasitenkinimą, tai šitos galbūt tokios stipriausios, kad kažkokia situacija įvyksta, kažkas man ten kažką pasako ir aš užsikabinu, o iš tikrųjų tai pavyzdžiui, ką žinau, ką čia galima, sakykime, žmogus, kuris ten labai save išreiškia, taip, sakykime, daug kalba, ten labai toks gal pasitikinti savimi ir kažkaip mane labai taip pakabindavo šitas dalykas ir kažkaip man tas žmogus net ir blogas dėl to atrodydavo, kažkoks pagirūnas, žinai, ir galvoju, ir kas čia mane taip kabina, žinai, tas labai svarbu, kad pažiūrėti, žinai, kas tave kabina, nes realiai tas žmogus koks yra, toks yra, čia kaip tik dar, žinai, faina, kad visi skirtingi, o anksčiau kažkaip gal tas irgi, tuo keliu ir, tokių daug dalykų susidėjau, kad tokia gal buvo tyli, labai nedrasi, ten kažkokių žodžių nelabai tarsi norėdavau bendrauti ar kalbėtų, dabar tai net pati matau, kas tam kalbu, tai net sunku įsičiaupti, tai kažkaip labai fainai, nes kažkaip ir priėmiau, ir galbūt ir tas žmogus toksai mane labai dirgino, kad aš tą savo dalį buvau spaudus, kad aš savo neleidau būti pasireiškiančia, ten kažkur kažką savim pasižavėti, ten, sakykime, kalbėti apie savo kažkokius pasiekimus, pasitikėjimą tokį. Ir mane labai kažkaip dirgino tokie žmonės, labai stipriai, iš tikrųjų dar neseniai tik su šituo iki galo, sakyčiau, taip praėjau, nes dabar kaip pagalvoju, tai man kažkaip jau lengva apie tą žmogų, aš kaip tik net džiaugiuosi, kad jisai yra toks, o aš galiu būti visokia ir tokia, ir ten pasireiškinti, ir mažiau pasireiškinti, bet jaus tame meilę savo, kad aš save priimu, kokia esu, man nebūtina būti, vienas žmogus yra labai toks išraiškingas ir ten nuolat reiškiasi ir viskas su tuo yra gerai. Ir kaip tik net smagu, kad mes visi skirtingi ir galim pasisemti ir pamatyti, kai pamatai tokį žmogų ir matai, kad jis tave dirgina, tai net kažkoks galbūt ir pavydas, tai vadinasi, jeigu pavydas, tai vadinasi ir tu to nori, ir tu turi tą savybę, tiesiog paleidi tas iliuzijas, kurios tau ten trukdo, kad tu ten nedrąsus arba tą nedrąsą išjauti ir tiesiog leidi savo drąsiam ir po biškį darai tuos žingsnius į tą drąsą, į pasireiškimą, išreiškimą savęs.
Ir tada judi, tai va sakyčiau, tokie va dalykai, kažkaip va daug, žinai, tokių va dalykų buvo, kur tiesiog tokių emocinių, kur aš labai jautriai reaguodavau į visus šitos Ir dalykus. reiškia, tu būdavai piktą raganą, kuri ant kitų, nu, va, tiesiog, va, pavydė, ta, kuri pykdavo ant kitų už tai, kad jie šviečia, nes paprasčiausiai tau reikia pačiai šviesti, nu čia neviniojant dabar tam, kad žmogus suprast, kuris už ekranų, čia galbūt jis irgi dabar ir toj situacijai, ir gal jisai irgi, žinai, vad galvoja, supranti, nublemba, ištisai pyksta ant tų kitų žmonių, nepatenkins, visi kažko trukdo, visi kažko neįtink, žinai, nes nu tai būna ir tu pradedi galvoti, čia visi aplinkui supranti kažkokio blogį, žinai, va čia su manim visi neteisingai elgesi. Ir tu esi paprasčiausiai, nu, tu piktas, tos emocijos ir yra, ne, ir piktumas, ir tas toks vidinė tokia frustracija, ar net nežinau kaip išreikšti, toks, žinai, kažkoks. Ir tai va, čia labai dar tu be gal svarbų momentą paminėjai tam visam, ką tu sakei, būtent apie tai, kad labai dažnai mes norim tų dalykų ir tą turėtų išgirsti kiekvienas, kad labai dažnai, kai mes jaučiam, kad kažkas mums trigerint, dažniausiai mes arba turim patys tą savybę, arba, nu, ir nu, tokių kitų variantų, kai, sakykime, tau gali asocijuotis tai su tam tikrai žmonėm, kurie, pavyzdžiui, su tavim irgi ten ar kažkaip taip elgės, ar, nu, tiesiog asociacijai su kitu žmogum, tai irgi gali būti tai, bet esmė vis tiek ir tau vidui tas trigeris ir gal tas žmogus visiškai kitoks, nei tu prieš tai buvai sutikus, tai reiškia vėlgi pas mus pačių. Bet va čia tas toks irgi, kad, nes aš, pavyzdžiui, gal suprantu, tada, kai tu, va, iš tikrųjų eini to sąmoningum keliu, tu pradedi linkėti visiems gerą, tu pradedi linkėti visom kitom moterim gerą, visiems kitiem vyram gerą, tu pradedi linkėti, tu matai kažkam sekas, tu jo, valio, žinai, matai kažką išdrįso, daryk, varyk, žinai, atsirentas toks iš vis, va, su ta visuma ir susijungi tada, kai savo žaizdas išsilaižai, va, ir tai aš manau, Simon, dėl to būtent tuo punktu tikrai galėtų padėti ir galėtų, va, išvesti ir kitas moteris, tai, va, iš to tokio pykčio, to tokio aplamai supratimo, kas yra už to pykčios, nes pykčio tai ir vis tiek tik antra va čia emocija, po to pykčio ir visi tie skauduliukai, va, ir tas liūdesiuks. Čia svarbiausia iš tikrųjų, va kaip tą emocionalumą, daug žmonių yra emocionalių ir jautrių ir vieni mažiau, kiti daugiau. Ir va kaip tu pakeiti į pozityvą, kad va kaip anksčiau įsižeisdavai, sakykime, dėl daug ko ir tu dabar, nu, kaip jau tau nebeskauda, pasižiūrai tas tau, aišku, per gyvenimą vis tiek kils tų emocijų, čia yra normalu visiems, ar tu ten vedlys ar nevedlys, ar ten, ir jaučiu ir nušvitusiems žmonėms ten kyla tų visokių emocijų ir aš tai visą laiką manau, kad čia, nu, bus į ką pasižiūrėti, jeigu tik norėsi, bet aišku, nereikia tame ir užsisukti ten labai, vis tiek reikia gyventi, turim šį gyvenimą dabar ir tai tiesiog, kad, kur aš čia dabar norėjau pasakyti, kad tą emocionalumą padaryti pozityviu, tai kaip va, nebeskauda jau dėl kitų, kaip galima su ta meilė pasižiūrėti į tą kitą ir pasidžiaugti dėl jo, arba bent jau gal pradžio ir nesigaus ten su meilė, arba tiesiog ten, nu, padėkot, pasiūs kažkokios jam šviesos ir tiesiog, nes jeigu siunčiam šviesą kitam, tai mes gaunam savo, tai va šitą irgi reikia labai suprasti, man daug padėjo irgi, kadangi ant kito kažkoks pyktis ir va būtent tas suvokimas, bet jeigu tu siūsi šviesą ir tu stengsiesi jame matyti kažką gero, tu sau siunti šviesą, tai bent dėl savęs ar gali. Tai šitas vargi labai kaip toks būna jau kraštutinumas, ten protė susimaišymas. Ir va tą emocionalumą, tai pateikti per tą gerą prizmę, tai turiu omeny, kaip ir aš, va, pavyzdžiui, jį dabar emocionalumą aš taikau, ne tai būna, aišku, ten gal paverki, kažkas ten nuliūdina, bet labiau dabar skiriu, kaip pajausti žmonės, ten aplinką, kad labiau ten kažkaip gali kažką pasakyti, suprasti, būtent va per tas sesijų vedimus, ar tiesiog kažkokį, kas ateina, labiau girdėti, sakykime, tą Dievo balsą, savo balsą, tą tokį vidinę tą išmintį. Man atrodo, Vaiva ranką kėlė, tai gal kažką norėjau pasakyti. Tuoj, pažiūrėsim. Aha. Pažiūrėkit, mes turim prisijungti. Aha, ar girdit mane? Taip. Aha. Žinokit, klausau jūsų ir kuo toliau klausau, tuo labiau suprantu, kad man teorija neveikia. Pavyzdžiui, šiandien supykau ant vyro, nes bulvių neparvežė.
ten įžeidžiau meistrą, kuris dirba ant stogo, nes jis manęs nesuprato, sūnus neklauso, neina daryti, ką aš liepiu, prašau. Žinokit, tokia esu pikta ir dabar, nežinau. Ir, suprantat, ir dar svarbiausia, kad sukasi ta plokštelė, ne, sogdengiai, vyras, sūnus, visi blogi. Ir, pavyzdžiui, klausau jūsų ir man teorija neveikia, o kaip tą praktiškai, pavyzdžiui, kaip tą protą nuraminti dabar, va čia ir dabar, va norėčiau nustatyti, bet negaliu. Labai geras klausimas. Leidžiam tada Simonai dabar būtent čia labai geras, kad Vaiva būtent dabar pasidalino. Vaiva, jie gali užsimuoti. Labai gražiai Vaiva jau prie praktikos. Tai va būtent. Taip, ta teorija irgi šiaip yra labai svarbi, nes be teorijos, bent man tai buvo labai svarbi mano kely, nes aš paprasčiausiai net nežinojau, kaip galima elgtis kitaip, kokie yra tie kiti modeliai. Man dėl to ta teorija buvo labai įdomu ir labai svarbu, nes jinai taip pat plėtė tą suvokimą. Bet suprantu, kaip ateina tos stiprios emocijos, tiesiog tuo metu ką galima geriausiai padaryti ir nežinau, ką aš visada darau, tai tiesiog eiti į tas emocijas ir pabūt su jom. Tiesiog duoti jom erdvės, tai yra, kaip sakyt, tuo metu sukilo intensyvios emocijos, sakykime, pyktis ant tų vyrų. Čia aišku vyrai, tai jau čia kažkoks pasikartojimas yra. Ir tiesiog būti, tiesiog skirti savo laiko, tiek išjausti. Iš tikrųjų, mums kartais užtenka, net ant tų kažkokių žodžių labai nereikia, tiesiog aš irgi esu pastebėjus, tiesiog būni, tiesiog toks buvimas su tom emocijom, kur sukilo. Ir gali savo vardinti, jeigu, pavyzdžiui, lengviau, kad... Simona, palauk. Tai gerai, dabar žiūrėk, man sukilo agresija. Žiauriai noriu trenkti iš kokios keptais vyrų į galvą. Ir ką man išbūt su ta emocija, tai ta prasme, tai ką man ten stovėti su ta ten, supranti, pitelnių ragas. Ne, tavęs neva būtent kaip tai atrodo praktikoje, ką Vaiva klausė, kaip tu išeini iš tokių konfliktinių, galbūt netgi situacijų, kai tu jau jauti, kad viskas, sakai, išbūt. Kartais tu turi kažkaip ir vienai pakitai veikti prieš galint savo išbūt, tai kaip tu padėti savo iš vis, tuo momentu iš vis su savęs žinai? Agresija ir piktis, tai, galima, pavyzdžiui, kažkokį, bet ne žmogų, aišku, nueiti ant kažkokį daiktą, pavyzdžiui, pagalbą. Prašau, merginas, aš stabdau, žinokit, kuo jūs toliau kalba, tuo man labiau kyla ta agresija. Aš uždaviau klausimą konkretų, ką man dabar daryti, dabar šiuo metu. Ką man daryti? Kuo jūs daugiau kalba, tuo man labiau piktis į manęs. Tie visi aplinkui vyrai blogi ir dar tos moterys irgi čia kažką kalba man ant galvos. Ką man daryti dabar? Eik išsiriek, Vaiva. Tu dabar matai labai per protą, tarsi nori kažkokio atsakymo. Tiesiog... Ne, čia ir dabar, pavyzdžiui. Aš girdėjau, kad galima kvėpuoti, ne? Galit pakvėpuoti su manim, nes aš viena tenais išdaužysiu jo. Galim pakvėpuoti. Kvėpuojam. Skaičiuok iki 4. 1, 2, 3, 4 laikom ir tada išpučiam 8 sekundės. Ir tada vėl 4 sekundės įkvėpiam. 1, 2, 3, 4. Tada laikom 4 sekundės. 1, 2, 3, 4 ir tada 8 sekundės išpučiam, lėtai viską išpūs, paleista visą pyktį, tegu jisai, tu jį matai, tu jį priemi, su jo viskas ir gerai, tu gali pykt, tai ir visiškai normalu. Kiekvienas tau situacijai pykt, kiekvienas taip jaustus ir tu turi pilną teisę dabar pykt. Ir kvėpuok toliau. Tu labai nori per protą sužinoti, matai, tau tiesiog tai reikia stebėti ir viskas. Ta prasme, tu nori sužinoti, čia nieko nereikia žinoti. Supranti, tau pakilo emocija, ką tu, ta prasme, gali kvėpuoti, gali ten, atsiprašant, šikna žemę ražyti. Kažkaip nuskambėjo man tie žodžiai. Ką gali daryti, bet vis tiek tu turėsi išjausti. Jeigu tu nori geriau jaustis, tu turi išjausti, tu niekur nepabėgsi nuo to, ta emocija yra su tavim, jeigu tu neduodi jai erdvės. Taip, mes kalbam, ta prasme, per mus kalba Dievas ir ta prasme, tave nervina mūsų kalbos, nes tiesiog jos kalba, kad eik ir išjaus, ta prasme, tai...
Aš vakar mačiau merginas, tarp kitko video, būtent kur moteris išėjusios į mišką, aš jums sakau, rėkė, išklikė savo visą skausmą, trankė ten su vatais, suprantat, medžių šakom, ten vat, iš visos va tokios jėgos. Ir žinot, niekam jos nepakenkė. Jos ten, suprantat, vat išleido ir leido savo pykti ir jos, suprantat, pyksta ir tranko ir ten, aišku, vat, netrankom kitų žmonių, kaip ir minėjai Simona, į pagalbę trankiai, nes tos emocijos, kad kaip bebūtų jos yra, tai ir iš tikrųjų irgi normalios tos emocijos. Iš esmės, taigi, jeigu jos kyla, tai turi jo savo žinutę, bet kokią atveju, bet, tam momentui, kad nepabėg nuo to, nes kokia aš dabar bloga, suprantat, aš čia tokia dvasinga ir man čia kyla pyktis. Ne apie tai, tai, kad į koks dvasingas būsi, ar dar kažkas, vis tiek, taigi mes tebesam žmonės tarp žmonių ir tai ir labai natūralu. Taip, ir pyktis yra ir variklis, ir kartais pamatom savo ribas ir ko mes norim ir nenorim, tai nieko blogo nėra. Kaip jautiesi, Vaiva? Geriau, bet kuo giliau kvėpuoju, tuo geriau jaučiuosi. Tai ir kvėpuok, tai tu ir lik dabar prie to kvėpavimą, 4 sekundės įkvėpi, 4 sekundės užlaikai ir tada 8 sekundės viską paleidi. Tai va, tu ir lik prie to kvėpavimo, mes grįžtam prie Simonos. Ir būk su Simona. Aha, ačiū merginas, aš kvėpuosiu toliau, atsijungiu, man patiko. Tai va, tiesiog, Vaiva jo tokį parodė irgi labai tokį realų vaizdą, kaip, mes tarsi norim blaškytis, kažką daryti, va, tarsi pasakyk, grinai iš tokio proto, ta prasme, į tą protą, kai susikoncentruojas, va, jis tada mus ir taško, tada jis mus ir blaško, o kaip vis tiek, aš tai save ir tą teoriją raminu ir aš irgi kažkada ir ten reikiau miške, taip, bet galiu pasakyti, tai buvo gerai, sakykime, vieną gal kelis kartus, va kiek to, žinai, reikia jauti iš vidaus, bet po to supranti, kad ir tas reikimas, ir tas draskimasis, ta prasme, jisai kažkuriuo gal metu, jei ten kažkas buvo neišjausta vaikystėje, neišreikšta, jisai, sakykime, visai yra gerai kelis kartus, bet, pavyzdžiui, aš po to jaučiuosi kažkaip kaip tik tokia save gal net šiek tiek ir pametus, tokia tarsi įsidraskis kažkokia, bet ta prasme, tai nėra blogai, jeigu tau jauti, kad iš vidaus to reikia. Aš tiesiog padariau gal 2 kokius ar 3 kartus ir man tiesiog to užteko, aš supratau, kad, man daugiau to nebereikia. Jeigu kažkada reikės, aš vėl tai padarysiu, bet man labiau veikia tas ėjimas tiesiog, nes kai mes kažką darom, taip mes tada šiek tiek susitapatinam su ta emocija ir mes tą emociją išreiškiam fiziškai, bet tai irgi, kaip minėjau, nėra blogai, jeigu būtent tau to reikia tam žmogui, bet tu po to labiau tampi tokiu, bent aš tapau labiau tokia stebėtoja, kai tiesiog stebiu tos jausmus, tai va tas ir yra, pasižiūrai, tai yra labai, irgi šitą norėjau paminėti praktiką, viena geriausių, viena nuostabiausių ir kad ir kaip protas blaškytųsi ir norėtųsi, kai Vaiva išgirs ten kažkokį tą atsakymą, bet tai yra taip paprasta, tiesiog išjausk, duok erdvės, ta prasme, pabūk su tuo, tai yra geriausia, ką gali padaryti dėl savęs. Paprasta, Simona, tai nėra paprasta. Tau dabar šiai dienai ir paprasta išpūti su tom emocijom. Ir tu dabar jau, žinai, kalbi iš tos prizmės, nes savo jaučiu, suprant savaime, suprantam, bet iš tikrųjų, bet žmogui tam, kuris su to nei kiek nieko turės, atsisės ir man dabar sėdėti su savo liūdėsiu, kai supranti, tau ten kartais jausmas, kad siela plyšta ir tu supranti, kai tu viens turi tame išsėdėti, tai čia nėra visiškai paprasta. Tai tu ką, tai kodėl tie žmonės bėgam, kodėl mes einam ten, pavyzdžiui, einam, nežinau, sportuot vien dėl to, nes netur kursais padėti kit prisėm 1000 veiklų, todėl nes bijo savęs ir bijo to savo jausmą ir tu savo jausmą ir aš, bet iš tos pusės aš noriu pasakyti, kad tai nėra paprasta ir aš manau, būtent todėl ir atsiranda tokie žmonės kaip tu, kaip kits man pažįstams, kurios būtent su to padėt susitvarkyti, nes taigi visgi nėra paprasta. Čia ir lengviausias dalykas, ką mes mėgstam padaryti, pabėgti nuo tų savo emocijų, supranti, nes ir lengviausiai, ar man dabar sėdėti, supranti, susiparinusiai, supranti, 2 dienas, pavyzdžiui, jeigu pradžioj ten ir nesigauna vis tai paprastai, labai daug to liūdesio, kai labai daug to pykčio. Ir tu supranti, jauties jau vien kaltas už tai, kad tu blogai jauties,
Iško depresijas iš tikrųjų, šiandien jau mano atveju aš turėjusios rimtas depresijas, va būtent todėl, nes tu gėdijas, net tu savo jausmus supranti ir išbūk tu dabar. Nu, tu išbūk tame jausme, kai tu supranti visiškai žlugęs jauties. Tai tu mėgsti, nu, tai ir lengviausias galbūt tas kelias, iš pradžio aš sakau, pabėg, kaip tik ir lengviausia, po to, kai tu vat, jau sakai, kai tu jau ateini iki to, kur tu dabar esi, Mon, tada jau ir lengviausia išbūt, bet va būtent tam mums reikia tokių žmonių kaip tu, kad padėtum, suprant, kad tu padėtum vat, išbūt galbūt su tom emocijom, nu, nes nu karts vienam ir baisu ir sunku išbūt juose. Taip, Viktorija, kaip tu sakai, taip pradžioje man irgi buvo labai sunku ir dabar pasitaiko kartais, kaip tu mini, toksai liūdesys, toks iš praeities, jeigu toks kažkoks užeina galbūt iš vaikystės, nes tam mes vaikystėje norim tos meilės labai iš tėvų ir jeigu ten kažkur gavom jos mažiau, ne tiek, kiek norėjom, tai tokia jaučiasi tuštuma ir iš tokios giliai atrodo širdį ir va ją gal sunkiausiai išbūti yra, bet nu, galiu pasakyti, tokios yra dovanos, kai tu tiesiog duodi tam erdvę ir, nu, suprantu, kad nelengva taip, man dabar taip jau yra paprasčiau, bet tai kaip tu sakai, yra jo tokie žmonės, ar aš, ar kiti žmonės, kurie tiesiog padeda išbūti, susikoncentruoti, galbūt padeda daugiau, nes būtent va išbūt, va skirtą laiką, tu jau kažkaip ir pasiruoši, sakykime, per tą asmeninę sesiją. Bet šiaip labai svarbus dalykas ir iš tikrųjų labiausiai padedantis. Tai yra sunkiausias dalykas. Taip, mums yra sunkiausia dėl to, nes anksčiau niekas apie tai nekalbėdavo, nemokino, nei tėvai, nežinojo jie tos informacijos ir tiesiog ten galbūt ir mums neduodavo net tos erdvės išjausti, ten, sakykime, gėda kažką rėkti, gėda ten kažkaip garsiai kalbėti, ar ten gėda rodyti kažkokias emocijas, po to susigėstam. Aš toks irgi buvau vaikas, kuris tokių padarydavo ten visokių dalykėlių, kur po to ten save kažkaip grauždavo, ten tokia iš tos ekspresijos, iš pykčio, tiesiog ten būdavo ir mokykloje, kažkokius ten daiktus mėtydavau ir po to kažkaip, kaip užaugo, po to supratau, nu, kad buvo tame gėdos ir žinai, kad va kiti vaikai taip nedarė ir tu vienas, žinai, ten taip, ten taškeisi su savo emocijom viešoje erdvėje. Tai taip, yra tame gėdos, aišku, dabar jau nėra, nes suprantu, kad nu, tiesiog iš save taip išreiškiau kaip vaikas. Aišku, vaikai, tai jie iš viso yra, kol dar maži, tai jie atspindi šiaip tėvų emocijas ir jeigu apie vaikus va būtent kalbant, tai jeigu vaikui kažkas negerai, tai turėtų tėvai žiūrėtis, kur užspaudė kažką, kur kažkas kyla. Toks labai, jo, tai va iš tų praktikų dar apibendrinant, tai stebėtojas, nebaigiau va tai pasakoti, stebėtojas yra labai labai nuostabi praktika ir ją visą gyvenimą galim treniruoti, galim daryti kažkokias kitas ten tas praktikas, bet realiai, kas yra apie mūsų esmę ir apie kaip dvasinės būtybės esmę, vis tiek mes esame žmogus, turim sielą ir kūną, tai vis tiek yra ta emocinė tokia, kaip sakau, higiena, kur va, būtent stebint, va per tą stebėtoją, kaip galim tiesiog įsivaizduoti, va, kyla, kad ir dabar, va, nebūtinai net užsimerkus, bet man ten, sakykime, lengviau užsimerkus, tai, bet aš kartais ir neužsimerkus darau, nes tiesiog gyveni ir vyksta kažkokie dalykai, tai neužsimerksi visada, logiška. Tai. Užsimerksiu dabar, aš man irgi lengviau užsimerkus. Bet jo, šiaip labai gerai ir neužsimerkus, nes tada tarsi, žinai, integruojam va į tą realybę, žinai, va, kur vyksta tie dalykai, va čia ir dabar. Tiesiog stebi va save, atrodo, kai tu čia yra tavo kūnas, va, kur sėdim, ar ne, ir tu gali, pavyzdžiui, būti šalia, arba ten iš viršaus, tiesiog tokį žvilgsnį, kaip pajungti, nes mes galim visaip žiūrėti į save iš vidaus. Ir pajungti tą žvilgsnį, tokį, tą, kaip vadinu, vidinį stebėtoją, kuris, va, tiesiog stebi, va, dabartį, va, dabar, kai tavo kūnas, ne, jaučiasi, ir tu iš karto jauti, va, kaip jis jaučiasi, žinai. Aš šią akimirką, sakykime, va, kaip stebiu, jaučiu šiek tiek galbūt pilve tokio šiek tiek jauduliuko, tai tokia galbūt kaip ir tokia motivacija, tas va galbūt mūsų tas pokalbis, toks kiek kaip ugneliai lengva, va taip ir va stebi, tai ir yra tas stebėtojas, kaip tu va ir savo kūną jauti, nes ir su kūnu labai svarbus tas ryšys, nes irgi neina atjungti, nes yra ir
ir sielos aspektas, ir mūsų kūnas, ir jisai apsijungia. Ir labai šito praktika yra nuostabi tas stebėtojo. Ir tas stebėtojas taip pat yra kaip ir emocijas, va išjaučiam ir duodam jom erdvę, mes taip pat va stebim iš šonų. Sukilo ten pyktis, liūdesys, pavydas, gailestis, gailestis iš tokios aukos labai kyla, va, kaip aš tokioje aukoje labai gyvenau daug metų, kaip tarsi mane čia kažkas vis skriaudžia, iš tikrųjų pati skriaudžiu. Tai ir tiesiog va irgi stebi, čia visur tas stebėtojas yra. Ir tai iš tikrųjų va tokia, ir taip, kuo daugiau save stengiasi pastebėti, kiti sugalvoja tokių vairių priminimų savo, galbūt ant rankos kažką užsipiešia, kad vis pastebėti save va, dienos eigoj, bent jau kaip aš jaučiuosi. Tai va labai geras pratimas, čia dabar noriu išryškinti šitą pratimą pirmiausia, bet labai geras pavyzdys, iš tikrųjų super. Užsidedat ant rankyt saulytę, žvaigždutę, ką tik norit išsipiešėt, ar nebūtinai ant rankos, bet geriausiai, kad matytumėt. Ir tiesiog per dieną, kad būtent kai pamatot ir ne, jūs pagalvojat, kaip mano kūnas, kokios mano mintis galvoj dabar, nes labai svarbu apie įsitikinimus, nes mes ten varom automatu, suprantat, viskas automatiškai. Kad tiesiog pamatėt, pastebėkim. Pirmiausia, koks mintis man galvoj, ar tai negatyvios, galbūt minčių, gal tai kaip tik labai super, gal tai ten save palaikančius, o gal atvirkščiai, ten suprant, kaip tik tuo metu pamatėjai ir ten suprant, kokį kavą išpylė ir jau ten keiksmažodžiai ant savęs pačio, žinai, ir jau aišku, automatiškai jau tada eini ir tą jausmą ir kaip tu tada iš to ir jauties. Tai labai labai geras pratims, labai norėjau išryškinti, nes tokių realių dalykų mums reikia tam, kad žmogus nuo ko pradėti suprantu, atein, kaip sakai, mes kažkad jau ateinam į tą momentą, kai mums savaim suprantam, bet tam, kuris supranti, pradėjo, jam nėra nei kiek nei savaim suprantam ir jis iš vis suprant, kad stovi galvo, jo, čia šviesą supranti, ten apšvietė, iš kur ta šviesa, kas ta šviesa supranti. Tai nes, tu eini palaipsniui, tu esi ir būtent mes irgi einam palaipsniui, to tokių pačių pagrindinių praktikų, kur tu fiziniam lygmenį arba kaip čia paaiškintų, pirmiausia pastebi savo ranką, tada eini savo mentalą, ką aš ten galvoju ir taip toliau, ne? Ir viskas toliau, tik tai jau eina vis labiau į tą tokį jau dvasingumą, jau tada jau pradedi ir apie tą šviesas daugiau suprasti ir apie viskas dalykus. Tai ką norėčiau, Simona, dar, aš žiūriu, kad jau laiks mūsų baiginės, tai labai norėčiau dar tais paklaus, būtent kokie žmonės pas tavęs gali ateiti, ką jie gali pas tavęs gauti ir ką tu jiem gali patarti. Tai va. Taip, dar truputį tada prie tų praktikų dar galiu pridėti labai, kur man irgi patiko, tai tas, sakykime, stebėtojas, tada tas emocijų išjautimas, tai čia yra, aš manau, pagrindas, kadangi mes esam turim sielą, tai čia yra pagrindas, nes nejaučia emocijas. Tai manau, čia yra pagrindas, kur čia šitos dalykus galima lavinti visą gyvenimą. Tai kada va noris mažiau, daugiau, bet ta prasme, čia visą gyvenimą gali, tai kai sunku, ta prasme, kas mane tai kalindavo, kad ta prasme, tu jauti va būtent emocijas, o pavyzdžiui, kai vaivai sukilo labai stipriai, mane retkarčiai dar sukyla, ten kažkas labai stipriai, bet tu žinai, kad tu turi įrankius ir tave tai nuramina, jau irgi nuramina šiek tiek, kad tu turi įrankius, kad tu žinai, kad jeigu tu pabūsi su tuo, tai vis tiek galiausiai tau bus lengviau, nes tu pabūsi su savo emocijom, tu priims, žinai, kad tavo visos emocijos yra geros, kurias jauti, nes tu esi žmogus, viskas yra gerai su tavim, kad ir ką tu jauti. Kad tu nesi nieko neblogas, kad ir kaltę ar gėdą jauti, ar aš irgi esu ten visokių dalykų juokingų pridaręs. Tai ir tokį ir gėdų būdavo, bet tu supranti, kad nėra ten jokios gėdos ir ta prasme, ir čia vieną kartą, gal čia nepasakosiu, bet žodžiu, buvo tokia situacija. Įdomu papasakok, jeigu supranti įdomu, tai papasakok greitai, kas čia, ką tu jau ten prisidirbai, tai. Ai, ten šiek tiek su darbu, ten truputį su laiku, galbūt tokio skyrio daugiau savo pertraukėlių, negu ten, sakykime, darbo, tokių porą dienų buvo ir kažkaip, kaip pasakyti, ten tas žmogus pamatė ir tiesiog ten kilo toks konfliktas, aišku, aš ten tiesiog išklausiau ir tiesiog, bet tada man tokia labai gėda buvo, kaltė didžiulė ir aš po to net, čia iš tikrųjų, po to jaučiau, kad
aš galvoju, kas čia vyksta, ir aš iš tikrųjų supratau, kad aš pati save nubaudžiau, nes po to net ėjau pasivaikščioti ir būtent ant manęs toj vietoj, kur aš ėjau, pradėjo kristi ledo kubeliai maži, nu, vietoj lietaus tiesiog ir trenkė man į galvą, ten į veidą, į galvą, ir aš supratau, galvoju, čia mane Dievas baudžia, o po to galvoju, kad čia negerai pasielgiau, kad, sakykim, taip nesažiningai čia kažkaip, o po to suvokiau, po kurio jau truputį laiko daugiau, kad ta prasme, ne, čia aš pati save nubaudžiau. Realiai Dievo akimis nieko nėra blogo. Nu, mes tiesiog pasirenkam kartais gal ne visai tokius sprendimus. Bet, ta prasme, bet ir tame va, išeiti į tą, kad, nu, nieko tu blogo nepadarei. Tiesiog, nu, padarei, kaip padarei, tau taip atrodė geriau tuo metu, nu, ir viskas su tuo gerai. Tai grįžtant į tai, kokie žmonės, dar ta, sakykime, dar viena praktika, tai yra Hoponopo metodas, tai havajiečių praktika, aš, pavyzdžiui, pasijungiu dainą, yra tokia lietuviška daina, aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisti Ačiū, man, prašau ačiū tau. atleisti man. Tai jo, ant galo. Tai, pavyzdžiui, man tai taip irgi kartais emocijos išeina, būtent va dainuoji tą dainą ir pasileidai, tokia labai faina, ten žmonės su gitara groja, būtent va ta lietuviška versija. Tai mane tai irgi labai išlaisvina emocijas ir būtent ją galima, pavyzdžiui, kaip, nu, sunku ten tyrinėti su žmogum kažkokį santykį ir ją galima tiesiog, va, taip, nu, pasakyti, kad skiriu tam žmogui ir tiesiog su tokia, galima net įsivaizduoti tą žmogų prie save ir tiesiog vadainuoti arba tą dainą, va, kas labiau jaučiasi, ar tiesiog kartoti tuos žodžius, irgi labai įsivalo emocijos ir tokie sunkumai iš vidaus. O dabar... Apie šitą praktiką trumpam noriu irgi dasidėti greitai. Esmė tame, kad šita praktika yra aplamai energetiškai be galo stipri, todėl ne šitie žodžiai, ačiū, prašau, atleisk man, aš tave myliu, tai yra pirmiausia ir žodžiai skirti tau pačiam. Tu gali įsivaizduoti, ką tu nori, kokį nori kitą žmogų, ar ką tik nori, bet iš esmės tie žodžiai ir savo, kad aš savo sakau ačiū, aš savo dėkoju, aš savo atleidžiu, aš savęs kažko ten prašau, atleisk man, ne? Ir tai iš tikrųjų, aš tai Hoponopo būtent meditacijas klausaus pas Mają Grey ir jinai būtent daro miegant. Supranti, tu miegi ir tau pasąmonė, tu vis tiek tau pasąmonė girdi tai. Tai vat ir tok, ir be gal stipri energetik, tų žodžių yra aplamai, tiesiog pamėginkit dabar ištart žodį tą ačiū ir pažiūrėkit jos skambėsi. Arba pasakykit tą žodį aš tave myliu. Kuok jisai turi energiją, tiesiog pamėginkit šiuo momentu išjaus. Tai vat labai trumpam norėjau dar. O tai va, Simon, labai labai svarbus punktas. Kokie žmonės pas tais gal ateiti, kuo tu jam dar kartą gali padėti ir ką tu gali padėti visiems, kurie va šiandien žiūrės ar žiūri, turės po mėnesius ir tiesiog va ką tokiam žmonėms. Taip, tai gali ateiti įvairiausių žmonės, kaip ir minėjau, ir jauni, ir vyresnio amžiaus, ir bet kokio amžiaus iš tikrųjų žmogus, vyras ar moteris, tai irgi nesvarbu, nes tai einame per tą emocijų paleidimą, per atsipalaidavimą, gilesnių ryšio pajautimą, su savimi įsiplėtimą. Galėsite užduoti rūpimus klausimus, gauti atsakymus su įvairiausiais klausimais, tai apie pinigus, apie sveikatą, nes su šitais paleidimais tai yra kaip terapija, mes gydom tas emocijas, tas vietas, nes ir ligos susikuria būtent dėl tų emocinių blokų, kad kažkur yra užspausta stipri emocija, tai su sveikata taip pat labai, jinai savaime gerėja, žmogus net iš tikrųjų jaunėja net fiziškai, ta prasme, kai mes tos iliuzijos būna susikaupę, tai tokia net ir daugiau greičiau sensta, o jis iš tikrųjų kaip paleidžia, va, tuos visas iliuzijas, jis net jaunėja, nu aš net ant savęs, pavyzdžiui, pastebiu, kad yra ir veidas pasikeitęs, tas žmogus tokia, jisai tokia, žinot, grįžta į tokį, su tokiu vaikiškumu, su tokiu, va, cinkeliu kažkokiu, tokiu vaikišku tuo žavesiu, kažkokiu tokiu naivumu šiek tiek ir tas yra labai gražu, nes mes ir esam apie tai, mes nesam apie kažkokias iliuzijas ir apie sunkumus, o mes esam būtent apie tą naivumą, tokį lengvą, tokį gražų, per žaismingumą, kad čia va visko pasitikim žmonėmis, aplinka, kad Dievas mus veda, mus palaiko.
Ir tose sesijose taip pat ir transliuojama būna ir šviesos kalba, kaip ta šviesos kalba irgi yra kaip gydanti, per ją žmogus jaučia, tai yra tiesiog tam, kas eina, tiesiog kažkokį skambesį iš burnos ir žmogus tiesiog jaučia per širdį ir būna, kad vieną kartą tokia buvo kaip rauda kažkokia ėjo, labai tokia įdomi, tokia iš vidaus, tokia kaip su kažkokiais protėviais, atrodo, buvo susijungimas labai fainas. Po to kažkada viena moteris sakė, kad jai buvo kaip tarsi lopšiniai mamos, nu ta prasme, eini per širdį ir tau kažkur skamba tai, ką tarė tie žodžiai. Tai dar apie tas sesijas jungiamės su aukštesnė sąmonė ir tada gaunami labiau žmogus tą savo širdį girdi, tai, ko jis nori, galima dirbti ir su tikslais, kažkokiais, ką jūs siekite, galbūt kažkur užstrigote, galbūt kažkas kartojasi situacija į situacijos. Tai irgi rodo, kad jau yra kažkur tas emocinės toksai įspaudas ir būtų gerai prasijausti jį. Taip pat nebūtina kažką ir turėti kažkokių ten tų emocijų ar kažkokių skaudulių, galima tiesiog eiti kaip į meditaciją, tai mes einame kaip per tokią šviesą, per tą dievišką tokią, transliuoju per save tą dievišką tokią energiją, kuri yra tokia irgi suaktyvinta iš kursų, kur esu dalyvavus. Tai ta energija taip pat transliuojasi per, tiesiog kažkaip indas per mane į tą žmogų, tai tokia ir gydanti, ir tokių irgi ateina įžvalgų žmogui, prasiplečia ta sąmonė. Tai tiesiog tokių daug gražių dalykų gali nutikti ir nebūtina, kaip minėjau, turėti kažkokį skaudulį ar kažkokias emocijas, galima tiesiog ir su viena moterim irgi ėjome, pavyzdžiui, jai užteko vienos sesijos, kad jinai prajautė vaikystės, turėjo ten skaudulį kažkokį ir jinai ten prajautė jį taip stipriai ir viskas. Ir jai taip nuo to, jai tiesiog tik vienos tos sesijos užteko ir jai taip pagerėjo ir jinai ten puikiai jaučiasi, kiek žinau. Ir dabar, po to turėjome antrą sesiją, tai jinai sako, aš jau kaip ir, nejaučiu ten kažkokio to emocinio fono kažkokio, tai sako, net nežinau, apie ką bus. Tai tiesiog taip nuostabiai ėjom tiesiog į meditaciją, tai tiesiog, dar, kaip sakyt, mes ir šiaip galime eiti į meditaciją, bet, kaip konsultacijoje, kaip, sakykime, sesijos metu, tai jinai tai tokia eina į tą meditaciją, einam kartu, tai taip pat gauna žmogus labiau girdi tą savo balsą, nebūtina kažką paleisti, bet per tą šviesą, užsipildymą daugiau tos, tada gauni daugiau motyvacijos veikti, energijos, nes, ta energija iš Dievo, tai ir yra tokia kaip energija, impulsas, kažką daryti, kažką veikti ir galima per tai eiti, kad tiesiog ir nežinant, net tiesiog jaučiant širdim, kad norėčiau, kad kažkur kviečia mane pabūti toje energijoje, patyrinėti. Tai kaip ir minėjau, ir vasto šviesos kalba dar irgi galima transliuoti. Tai tokių labai daug ir atsiliepimų turiu neblogųjų iš tikrųjų žmonių, kad ir pagerėja, kitiems ten sakau, ir vienos sesijos užtenka ir jie ten jaučiasi tikrai gerai. Aišku, tai labai svarbu, kad vien sesijos irgi neužtenka, žmogus turi vis tiek keisti požiūrį, tu paleidi kažką iš praeities, bet vis tiek turi keistis, būtent ten supras, kad kitas žmogus atspindi, kad nes jeigu tu paleidi kažką ir tu vis tiek gyveni iš to pačio automato ir vėl kažkur įsižeidi, viskas gerai, kad ten įsižeidi, nieko tokio, bet tiesiog, kad tu jau žinai, kad tai nėra apie tą žmogų, yra apie tave ir kviečia tave patyrinėti. Tai šitą labai svarbu supras dalyką, ir kai eini realiai sesijas, tai ir yra apie tai, kad jau tu sutinki prisimti atsakomybę, nes kai žmogus eina į sesiją ir jeigu jis neprisims atsakomybės, tai tada ir ta sesija nebus vertinga ir realiai nežinau, kad ten gali gal kažką įsinešti, bet nežinau, gal kas ar norėtų ir dirbti su tokiu žmogum, nes tiesiog labai būtų sunku ir ta prasme jau čia yra. Vis tiek jau Anitas. Ką noriu Simon pasakyti, Simona neteis ir už jums nepadarys jūs sąmoningais. Simon neteis, neišspręs jūsų problemams, jūs turit pirmiausia vidui norėti išspręsti tą problemą. Jeigu aš ateinu užsidėjęs šarvus ir aš ateis paklausyti, koks nesąmon Simon pas, arba einu padarysiu
Tiesiog, nes visi šknis aplinkui ir tie visi, ir man reikia nuo tų visų žmonių ramybės, maždaug aš eis pamedituos. Tai čia ir pabėgins vėlgi, nes, tas pyktis, kuris kilta ir vėlgi mumis, tai ką Simon mėgina, taip pasakyti, kad pirmiausia, tu turi būti atviras pažiūrėti į savo vidų, ne ten ateit pakaltinti mamą, tetą, babą, o kad pirmiausia, kad viskas, kas ir many, ir kad aš jau ateidams pas Simoną, aš turiu suprast, kad Simona už man gyvenim nepakeis. Simona už mane nepaleis man emocijų, Simona gali būti šalia, Simona gali būtent ta šviesos pagalba, kad tu jaukiau, gal šilčiau jaustumės, tam saugiau jaustumės tam visam procese, nes palaikyti, tai pasakyti, tas žinutės, kurios eina iš tos rauto, iš Dievo, priminti, reflektuoti tam žmogui, kas jis ir yra šviesa, meilė, kad taip, kaip žmogus ateina galvodamas galbūt, kad pasakys, kad kažkas ten yra durnis, nes kažką padarė, tai ne, nes ta prasme, tai ir yra drąsa pasižiūrėti, kad čia apie mus yra, kad kažkur skauda, ne apie tą žmogų, ir čia ir yra drąsa ir ta atsakomybė prisimti. Aišku, yra tų žmonių tokių būna ir toksiškų, galbūt tokių, kur smurtaujančių ir panašiai, bet irgi tai kalba apie mūsų savivertę. Tikriausiai daugiau gal moterim būna apie savivertę labai stipriai ir aišku, tikriausiai su tokiu žmogum gal ir nereikėtų gyventi, bet aišku, irgi tai ilga kelionė ir irgi nelengva ir išeiti iš tokių santykių, nes dažniausiai moterim būna prisirišimas prie finansų, prie to, kad ne viena esi, bet čia irgi tokius skatina gyvenimas imti stiprius žingsnius ir vis dėlto prisimti savo tą atsakomybę ir palikti tokius santykius, nes, Tai yra, ką aš norėčiau palinkėti tame labai gerai, labai man patik paskutinis to mintys. Tai iš manęs bus palinkėjimas, būtent visiems klausantiems ar tie, kurie klausysis, kad pirmiausia turim suprasti ir palinkėsiu, kad jūs suprastumėt, kad jūs esat, kad tu esi atsakingas už savo jausmus, kad tu esi atsakingas už savo gyvenimą ir kad tu turi galią savo gyvenim dalykus keisti. Aišku, tu nesi vienintelis čia žemėje, kuris yra ir kurėjo tam tikrą vedimas ir taip toliau, ne? Bet iš esmės, kad prisimk atsakomybę, pažvelk į save ir ta atsakomybė dabar skamba labai baisiai, bet iš esmės tai yra, kad tu pats palaikyk sai tam kely. Tai tiesiog iš manęs toks palinkėjimas ir dabar Simona irgi palinkė kažką. Tai visko daug prikalbėjom, tai iš tiesų šalia to emocijų visų pajautimo, tai palinkėsiu tiesiog iš tiesų gyventi nuostabų gyvenimą, tiesiog džiaugtis tuo gyvenimu, matyti smulkmenas, kurios mus džiugina, kad mus įkvėptų gyventi, įkvėptų kurti tavo savo gyvenimą, kurti savo kuo tas palankesnės situacijas, stebėti savo gyvenimą, džiaugtis ir stebėti ir žinoma, kad ir kaip būtų baisu, tiesiog išdrįsti, būti drąsiam ir pasižiūrėti, kaip ten jaučiamės ir leisti savo priimti, svarbiausia, savo pirmą priimti savo, taip kaip jaučiamės, savo tas emocijas ir suprasti, kad nieko nėra blogo ir mes nesam dėl visiškai nieko kalti. Ta prasme, čia yra tik didžiulė iliuzija, jokios kaltės nėra pasaulyje, absoliučiai, tik mes save kaltinam ir susikuriam. Tai linkiu tiesiog šitą suvokti, integruoti, kad jau tiesiog bent teoriškai, kad nėra jokios kalties. Nėra. Tai yra pati didžiausia laisvė ir pats gražiausias dalykas. Labai ačiū, Simon, kad atėjai. Labai dėkui už pokalbį ir dar kartą žmonėm tik tai noriu priminti, kad būtent jeigu esate tame etape, kuriam jaučiat, kad viduje yra labai daug emocijų ir jos iš tikrųjų konkuliuoja, kad noris nuo jų pabėgti, kad noris nebežinot, kaip su jom tvarkytis, tai tikrai rekomenduoju apsilankyti pas Simoną, su ją pasikalbėti ir toliau matyti, ar jūs galit kartu dirbti ar ne. Ir tiesiog būkim laimingi, gražus ir kasdien labiau priimkim save. Ačiū. Ačiū tau, Viktorija, labai visiems sėkmės, džiaugsmo ir tau labai dėkoju, kad padarėm šitą pokalbį, labai fainai.